Tas susitapatinimas autoriaus, menininko su darbu, jisai, kaip tampa vienu. Nėra to atskirties tokios. Čia jau jo mokykla yra tokia. Aš atsimenu gerai tą dieną, kai Kęstutis atsinešęs lagaminą įėjo į mūsų studiją visų bendrą. Visi mes tapytojai, pirmas kursas, susirinkę taip ratu. Aišku, visi atsimena jau tą lagaminą. Kas čia dabar? Šiaip ar taip mes buvom tokie kaip ir kritiški, tokie labai ieškantis rimtumo, labai ieškantis, kas yra giliau, mėgom paviršių tokių, nemėgom paviršutiniškumo, tokie jau mes buvom išauklėti taip. Ir galvoju, jis turbūt gal bus koks paviršutiniškas dėstytojas. Ir nieko čia, kažkaip tai praeis. Bet klydau. Visai ne tai buvo. Gerai atsimenu, kad tai buvo labai sustruktūrizuota jo programa. Jo sudaryta tokia programa. Mes buvom laisvi paukščiai šiaip jau prieš tai. Kada norėjom į studiją, tada ir ateidom. Kokiu laiku norėjom, tokiu ir ateidom. Niekas mums nebuvo nubrėžęs jokių gairių, kad čia yra, kad tai turi būti daugiau disciplinuota praktika. O Kęstutis labai aiškiai pasakė, pasižiūrėti žymiai rimčiau į tas studijas, į tapybos. Sako, aš būsiu čia nuo 9 ryto, aš atiduodu savo laiką, man laikas yra brangus ir jūs privalote gerbti tai. Jūs turite ateiti būtent laiku, nevėluoti. Pirmas toksai svarbus žingsnis buvo, kaip tą studiją sutvarkyti. Jis pasakė, kad jūs turit į save žiūrėti kaip į besiformuojantį menininką, kad jūs jau turit save gerbti, kad susikaupti ir susikaupimui yra labai svarbu ta erdvė, kur dirbi. Tai kiekvienas turėjom tokius sienas pasidaryti, tokios mini kambarėlius, ne kambarėliai ten, bet kiek įmanoma atskirti vienas nuo kito, kad mes nesimaltume vienas su kitu. Tai ta tokia maža erdvė susikaupti ir įsigilinti ramiai į savo visą sukauptą informaciją per savo gyvenimą. Dėl to jisai dar tokį uždavinį davė išrašyti savo biografiją, rašyti, skatino labai rašyti. Ir iki šiol jisai skatina rašyti. Pirmiausia, kad tu turi atsisėsti ir rašyti. Kažką, tiesiog rašyk. Čia tas principas turbūt stream of consciousness. Jis sakydavo, kas išeina, išrašai, kas išeina, nėra jokios kontrolės, o dabar aš rašysiu apie tai ir apie tai. Tiesiog savaime pradeda plaukti ir pastebi, kas daugiausia kartojasi. Nes jisai dar davė tokius kaip 10 Dievo įsakymus. Ten daugiau buvo gal punktų. Kokia turi būti tavo tapyba? Aš tų visų klausimų čia neatsimenu. Bet pavyzdžiui, ar mano tapyba turi atrodyti kaip mūšio laukas? Pavyzdžiui. Ar mano tapyba turi atrodyti realistinė, ar tai yra reprezentacinė? Ar mano tapyba turi būti figūratyvinė? Ar mano tapyba turi būti kaip rapsodija, vyriška? Žodžiu, ar tokie punktai
ir tu turi medituoti ties jais ir apsispręsti, kur tu linkusi esi. Ar mano tapyba turi būti kaip labai erdviška, didelio formato, pavyzdžiui. Ar aš naudosiu ryškias spalvas, ar aš iš viso tik kelias spalvas, ar minimalistinė. Pavyzdžiui, jisai sakydavo, kad jo tapyba yra maksimali, nes aš esu maksimalistas, sakydavo, ir jis dabar taip sako, aš visada buvau maksimalistas. Ir, žodžiu, tas susitapatinimas autoriaus, menininko su darbu, jisai, kaip tampa vienu. Nėra to atskirties tokios. Čia jau jo mokykla yra tokia. Atsimenu, kad Kęstutis mums irgi vienas iš uždavinių per tą pusmetį buvo sukurti 8 darbus. Kur jau tu apsisprendai, ar ten tavo tapyba yra mūšio laukas, ar tenai labai dideli formatai, ar maži formatai, ar ten feminizmo idėja kokia, staiga išsiaiškini, kad svarbu, ar ten autobiografija tau svarbu. Tai dabar tie 8 kūriniai, jie bus nuoseklūs, jie nebus vienas vienoks, o kitas kitoks. Tu turi apsispręsti ir kokia technika tavo. Nes jo dar buvo mokymo metodas, kad tu turi žiūrėti į reprodukcijas. Va čia laikinio meno jisai labai atvežė daug reprodukcijų ir mes turėjom suskirstyti, štai čia yra žemės menas, čia yra abstrakcija, čia siurrealizmas ir pasiėmė tai, kas tau įdomu ir nebūtinai ten labai mąstai ilgai. Tiesiog užsikabina akis ir tu griebi tą reprodukciją, tą imidžą, tą vaizdą. Ar potėpiai tiršti? Kokie tie potėpiai, kokia ta technika, ar jie panašiai, jisai liktai perskanuoja ir žiūri, panašu į tą, tai dabar pasižiūrėk tą dailininką. Kęstutis visada pabrėžia, kaip jam rašymas yra labai svarbu ir užfiksavimas raštu savo mąstymo. Šiaip abstrakcija yra gana sudėtingai iššifruoti, jeigu nėra jokio raktelio, pagaliau jeigu žmogus nepabuvęs kontekste, pavyzdžiui, ar ten Niujorke neišbuvęs, nesusipažinęs su daug tokia informacija ir tiesiog neišskaito, nenuskanuoja, tai jam sunkiau yra pamatyti, išgirsti tą darbą. Ir atrodo, va čia yra, kaip ir yra toks durnas pasakymas, va čia ir aš taip irgi galėčiau. Čia taip plėmas ten, šiandien, va čia yra abstrakcija. O Kęstutis, turbūt tai jausdamas, kad kaip pasiekti tą žiūrovą. Jam irgi tas svarbus, gal dėl to, kad svarbu, ne gal dėl to, kad jisai dėstė šitiek daug metų, tai jisai yra pedagogas. Ir pokalbiai su studentais visą laiką vyko ir pagrįsti, ką jisai kūrė, tai irgi jam labai svarbu. Jisai irgi sakydavo, kad dailininkas yra tokia pat svarbi profesija kaip ir gydytojo kokio. Gal čia sielos gydytojas, nežinau, bet kad tai nėra kažkoks tai, aš čia menininkas, ten gal nėra taip svarbu, gal kažkoks paraštei visuomenės liktai profesija, liktai ne profesija. Sakykime, kokie pasaulio įvykiai, jisai visą laiką jos seka, jisai visada skaito New York Times, tas čia yra labai niujorkietiška tradicija, New York Times tas laikraštis, ypač kai jisai popieriniam formate, dabar jisai, aišku, ten ir skaitmeninis yra, bet tas toksai, kaip sulankstyti New York Times metro, kad žmonės skaitydavo, yra specialius sulankstymas, kad jisai toks platus.
Net aš atsimenu, mane mokino, kaip jį sulankstyti ir skaityti. Tai, žodžiu, tie vaizdiniai, šitų žurnalistų nuotraukos apie pasaulio įvykius, visokios kompozicijas įsižiūri ir jie labai panaudoja dažnai. Ir tos žinios, galbūt darbai, labai man tai yra fantastika, kad jisai jokios didaktikos čia nėra, jokios socrealizmo nėra pas jį, bet jisai kalba apie politiką dažnai. Tai tas pagrindimas tų užmanimų yra Kęstui svarbu ir aš manau taip pat, kad ir aš taip manau, tai dėl to jis turi, kiekvienas darbas turi kaip ir savo istoriją, nes taip ir vyksta, taip ir yra. Kaip tas užmanimas staiga atsirado, kodėl jisai, apie ką jisai galvojo, kas jiems svarbu buvo tuo metu, kodėl staiga toks noras, intencija tą darbą sukurti. Tai Kęstučiui yra labai svarbu užrašyti tas istorijas, tai kiekvienas darbas turi savo tokią priešistoriją. Jis surašo čia padėjęs, kad galėtum paskaityti. Tas daugumai žmonių gali ir padėti. Žiūrovas turi turėti kantrybę žiūrėti į tapybos darbą. Turi turėti kantrybės. Jisai turi būti kantrus. Mums kantrybės šiais laikais kaip ir trūksta. Bet darbas, jeigu atsistoji, pavyzdžiui, prie tokio darbo, Kęsto darbo šito, ir tu atsistoji ir tu turi praleisti ilgesnį laiką, negalima taip prabėgti, negalima būti bėgiku žiūrinti tapybą. Aš taip jau sakau, kad negalima. Toks įspūdis, kad jisai pradeda judėti, kaip filmo juosta prasideda judėjimas. Jeigu tu įsižiūri, tai kažkas tai pradeda vykti ir jisai 2 dimensijų, bet jisai pasidaro ten kelių dimensijų, tas kūrinys. Ir tiesiog save pamiršti, kad tu stovi ir žiūri į jį. Tai aš norėčiau, kad tapyba truputėlį man asmeniškai panašiai poezija, kai tu negali, tai nėra prozos. Gal kai kuri tapyba, jeigu ten labai realistinė ir naratyvinė, tai gal kaip proza. Bet tokie darbai, kurių neįmanoma naratyviškai išaiškinti, juos turi pajausti. Čia yra kalba be žodžių. Ir tu turi ją mokėti. Mes mokame žodžių, žodinės kalbos, bet reikia išmokti ir vizualinės kalbos. Nekalbant, bet tu tiesiog čia yra pas musgi tiek yra tokia skalė jausminė ir čia daugiau jausminiai klodai suveikia. Kaip kas nors pradeda klausti ir ieškoti atsakymų, paaiškinkit, kas čia yra, paaiškinkit. Tu turi nusiraminti, pamedituoti. Tiesiog atsistok vienas ar viena ir pradėk matyti. Nuo vieno krašto akis bėga iki kito krašto ir vėl žemyn, aukštyn. Tada pamatysi, tada net išgirsi, kad tas kūrinys dar ne tik vizualus, bet ir dar ten ir skamba, ir garsą išgirst galima.